Sveiki, kviečiu puodeliui arbatos. Pasidariau arbatėlės skanios. Aš esu arbatų gurmanė ir dabar labai trumpai apie arbatėlės. Yra visokiausių dabar Lietuvoje, puikiai visokiausių prigaminta, pridaryta. Tikrai palaiminimas tom lietuviškom arbatom, aišku, čia turbūt ne mūsų arbata yra. Etno yra super arbatos, aš labai mėgstu, čia yra šiltas prisiminimas. Toliau visą krūvą čia tų arbatų pas mane visada. Aksominis vakaras, aš šitą labai mėgstu. Dažnai būna labai šalta, tai aš naudoju šitą sušalus. Irgi labai super. Pirkau ramunėlės, bet nusipirkau medelkas, dėl to, kad nepažiūrėjau. Tai irgi šitos kompanijos Clever. Tai ką norėjau pasakyti? Kai kompanija myli savo klientą, jie labai stengiasi ne tik gražiai pateikti ir parduoti, bet galvoja, o tai kaip dabar tas užsidarys, ne? Ta prasme, ir pateikimas, ir kokybė, ir turėtų kažkaip gražiai užsidaryti, ne? Šitas užsidaro. Šitas, ką žinau. Aš čia visaip žiūrėjau, tai jisai taip, tai aš jos uždaryti negaliu, tos arbatos. Nebent taip. Tai labai gražus uždarimas yra šitos arbatėlės, ne? Čik ir labai taip įsidedi, čia nuplėši, kaip lygiai taip pat kaip skalbimo milteliai ir taip toliau. Tai sakyčiau, šitas yra kaip ir pavyzdys. Kaip ta dėžutė, ne? Kaip čik, taip gražiai užsidaro. Plastika. Šitą irgi gerai. Taip. Bet šita, tikrai ne. Neužsidaro taip ir, ta prasme, nelabai čia, negražiai. Jeigu aš uždarau, čia aš nuplėšiau, tai mes, norėkim to grožio. O po to ir kad patogu būtų, aišku, labai gerai, jeigu būtų tos dėžutės popierius surenkamas. Makulatūra, kaip anksčiau sakydavom. Toliau, vėl irgi čia etno, irgi tas pats, nepasidaro taip kaip. Bet ką aš dar labai svarbų dalyką norėjau pasakyti, šitie gėlytės šitos, turėtų būti tokio dydžio ir nedidesnės. Jeigu bet kokį produktą jūs pamatysite štai tokį didelį šitą gėlytę, tai produktų nepirkit ir nesvarbu visiškai, kur yra šitą gėlytę ar ant rūbų ar dar kažko. Jeigu jisai bus didelis, štai tokio didumo, produktų nepirkite. Šita kompanija yra nelietuviška. Ir jos iš viso nieko nepirkit. Toliau, ir viskas. Tai tiek žinių. Skanios arbatos ir gražios dienos. Su meile ir tik dėl jūsų.